Įveikė Panevėžio Lietkabelio komandą 93-71, Žalgirio krepšininkai pratęsė pergalių seriją Lietuvos krepšinio lygoje. Žalgiriečiai puikiai pradėjo mačą. Pirmoje atakoje įdėjęs Robertas Javtokas vėliau kartu su Mantu Kalniečiu varžovus pavaišino blokais, o puolime 5 taškus iš eilės pelnė Sonny Vimsas. Po minutės jau Delininkaičiai tritaškiais skrodė tinklelį. Spurtą 13-0 pratęsė Javtoko ir Klimavičiaus dvitaškį 21-8. Aikštelėje pasirodė Kuzminskas, Lipkevičius ir Kolinsas iš karto atidarė savo taškų sąskaitą ir dar labiau padidino skirtumą 27-11. Per paskutinės 2 pirmojo kėlinio minutės Žalgiriui taškus pelnė tik Rakovičius, bet šeimininkų persvara išliko solidi 29-15. Rakis pasižymėjo ir antrojo kėlinio pradžioje. Tritaškį įmetė Popovičius, o Kuzminskas greitojo atakoje įdėjo per varžovo galvą 36-21. Lietkabelis nukirpo persvarą iki 10 taškų, bet tolimus metimus pataikė Vimsas ir Popovičius grąžino persvarą. Visgi svečiai pajautė žaidimą ir įmetė porą tritaškių, sugebėjo dar kartą priartėti 38-44. Nesėkmingą Žalgiriui atkarpą nutraukė Vimsas dėjimu ir tritaškių baigęs pirmąją rungtynių pusę 49-40. Tritaškių trečiąjį kėlinį pradėjo Kuzminskas, iš jo estafetę greitai perėmė Delininkaitis. Po tiksliai atliktų derinių 2 kartus pasižymėjęs iš artimų distancijų. Po Kuzminsko ir Kalniečio taškų Žalgiris pirmavo 61-42. Dvi sėkmingas Lietkabelio atakas nubrukė Kalniečių tritaškis 64-46. Po to 2 minutės ekipos nepelnė taškų, tačiau Žalgiris buvo priekyje 71-51. Prasidėjus ketvirtajam kėliniui tikslą pasiekė Kuzminsko ir Popovičiaus tolimi metimai. Panevėžiečiai bandė spardytis, tačiau po Kolinso ketvirtojo taško iš eilės ir Popovičiaus dar vieno tritaškio kauniečiai išlaikė 20 taškų pranašumą. Per likus laiką žalgiriečiai įtvirtino pergalę 93-71. Tai kai vieną dieną žvaigždžių diena, kitą dieną jau čempionato rungtynės, tau pačiam normalu tai atrodo? Ne, nenormalu. Turėt galvojam šiandien. Ir kaip treneris planavo, turėjo būti laisva diena, bet nesigavo. Ten kažką bandė šaukti varžybas, nesutiko kažkas, nežinau, čia nieko negalim pakeisti, mes ką krepšininkai, einam žaidžiam, kada reikia, kada liepia. Bet įsivaizduoju, po šventės noro pernelyg daug nėra. Vėlgi, kaip iš kurios pusės pažiūrėsis, reikia gerai tik tai nusiteikti, nes nieko nepakeisi, vis tiek varžybos turi būti sužaistos ir reikia jas profesionaliai žiūrėti, požiūrį ir kaip pasakyti, pabaig darbą. Tai buvot nusiteikę ar ne, nes taip žiūrint rungtynės kažkaip sunku buvo nuspręsti. Vėl buvo atkarpom, buvo gerų atkarpų, buvo, kai atsipalaidavom, jie prisivijo, paskui vėl susiėmėm. Toks bangavimas buvo varžybų visų metų man. Dėl ko gėda? 2 blokus gavau per sekundę, pusantros. Pirmą kartą turbūt per karjerą. Greičiausiai, nėra tai buvo. Vieną esu gavęs, 2 kad per pusantros minutės. Čia sekundės, atsiprašau. Bet paplojai, matau. Kam? Ežerskiui paplojai. Šaunuolis, nu ką, tengiasi vaikas. Aišku, buvo kai kurių niuansų, nes vis tik koncentravomės į gynybą. Gynyboje nesisekė tą, ką norėjom, ką buvom suplanavę padaryti, bet iš esmės manau, kad pavyko varžybos. Žalgirio ekipoje daugiausiai taškų pelnė Mindaugas Kuzminskas 15, Sonny Vimsas pridėjo 13, Tado Klimavičiaus sąskaitoje 12 taškų. Lietkabelio ekipoje išsiskyrė Ernestas Ežerskis pelnęs 15 taškų, Osvaldas Matulionis pridėjo 13. Ponai ir ponios, 20 metų krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu. Šį legendinį krepšinio žurnalistą sveikina Žalgirio komandos generalinis direktorius Jonas Stadalkis.